Ne va, kaip pasakytų mano senelis, tai mes bandysim užsiimti niekais. Tai va, mūsų niekai buvo tokie. Susiradom tokį rimtą kondensatorių. Jos yra, kiek čia va tą talpumą, kaip matom, 10 000 mikrofaradų. Yra da keletą diodų uždėti. Ir iš tą kondensatorių galą yra varžyta ir kaip matom, toks yra šviesos diodas. Mes pabandysim pagaminti nemokamo elektros energijų. Tam reikalui mes paėmėm printer ir išardėme. Tai va. Mes gal apsukim kaip nors padėti, kas mums matytųs aiškiau. Čia yra printerė dalis. Taip gal pasidėkim. Va čia yra toks laids, va toks. Bandykim va tos laidelis mūsų čia prisijungti. Jeigu mums pavyks, mano ką pavyks. O taip įsikiškim, viskas mes čia prijungiam, dabar mes pastatykim šito kondensatorių, kad geriau matytumėm. Gal reikia kažkiek paversti, kad geriau matytus. Nu, nesvarbu, mes galėsim į taip palaikyti. Įbandysim va to ratuko biškį pasukioti. Laikrodžio princip, kaip būn laikrodis toks sieninis, kur tik tak, va kaip vaikšta tas bezmėns, va laikrodžio, va tas iš maskataus, va taip tik tak. Tai va, mes dabar pabandysim to pat padaryti, va, tik tak. Ir va, mums šviečia, kaip matom, va, tik tak, va, šviečia, va, tik tak, galim lėčiau, tik tak. Jeigu va šito viso ustrojstvo pritvirtins prie laikrodžio, kad kažkaip tas tik tak mum susijungtų kažkok princip prie šitą dantratuką, mum pastoviai užtrauks laikrodis gamintų elektro į šviesų va lemputę. Matom, kaip jin skaičiai šviečia, va tik tak. Tai va, toks būtų principas, va dar šviečia, gal biškį atsipūst laikroduks, ir tik tak. Kaip žinom, laikrodį galim užtraukti 24 valandom, tai va laikrodį užtraukiam 24 valandom ir tiek laiką, kur laikrodis eina, lemputė mums šviečia, mes turim nemokamą elektros energiją. Vietoj tos lemputės galim, kad ir akumuliatorių prijungti, per paro laiką skaityk jį pakrautų, nereikėtų jokia išorinė šaltinė, jokios saulės ir visa kita, būtų galim bet kokiam ruselį pasikrauti. Kodėl nieks tokių dalykų negaminti, taigi čia taip viskas paprast. Į laikrodį veikiant, įmontuoti kažkokį generatorių, kuris gamintų da plius ir elektrų. Kaip būtų gera ir patogu, kodėl tokių laikrodžių va negamin. Sakykim, galėtų pagaminti tas laikrodžių šviestų visą naktį. Va. Jos pats gamintų elektros energiją. Va taip tik tak. Na arba galim nebūtinai tik tak, galim sukti visą laiką vieną pusę va labai lėtą va. Visą laiką lemputė šviesma, lėtą mes labai sukam. Negaliu pasakyti, kad mes greitai sukam, mes lėtą sukam, va šviečia. Galim į priešingą pusę sukti, tas reikšmės neturi. Va kaip matom, sukam ir lemputė vis tiek šviečia. Tai va tiek norėjau parodyti mokslininkam ir visiems kūrėjam, kad ko galim padaryti, kaip galim pasigaminti nemokamą elektros energiją namuose. Va taip.